Dabar kita tema. Nekokia žinia būsto paskolų turėtojams. Europos centriniam bankui pakėlus bazinę palūkanų normą, palūkanų traukinys pajudėjo iš stotelės ramybė ir stabtelėjęs nerimo, susirūpinimo ir panikos stotyse gali atvykti į galutinę ką daryti stotį. Eurinių paskolų su kintamomis palūkanomis savininkų iš tiesų laukia neramus laikai. Kokie būtų optimalūs sprendimai ir ar atsiras kas išties pagalbos ranką? Apie tai Pinigų kartos studijoje diskutuojame su SEB banko šeimos finansų eksperte Julita Varanauskienė ir žurnalo Valstybė ekonomikos redaktoriumi Eduardu Eigirdu. Labas vakaras. Sveiki. Pone Julita, galbūt pradžiai tokia trumpa prognozė. Žvelgiant kelis metus į priekį, ko gali tikėtis, kokių veiksmų iš Europos centrinio banko galima tikėtis, ar tai yra tendencijos pradžia ir kaip gali keistis palūkanų normos? Europos centrinis bankas, kaip žinia, prieš keletą savaičių kilstelėjo bazinę palūkanų normą, tačiau rinka jau to kilstelėjimo laukia kur kas seniau ir, sakykime, tokių ženklų, kad palūkanos gali padidėti, jau jų buvo ir tai atsispindėjo kitame skaičiuje, tai yra tarpbankinių palūkanų norma, tai yra tas skaičius, kuris galų gale įsideda į formulė, pagal kurią skaičiuojamos būsto paskolų palūkanos. Ir kita vertus, vėlgi, kokie lūkesčiai yra dėl ateities, tai mes dabar turėjom šiais metais pirmąjį pakėlimą, tačiau SEB banko grupės analitikų nuomonė, iki metų galo mes turėsim dar ko gero dar 3 ir metų pabaigoje bazinės palūkanos jos gali jau pasiekti ir 2%. Aišku, tai atsispindi, vėlgi tie lūkesčiai jau atsispindi toje tarpbankinių palūkanų normoje ir tą, ką mes turime po truputuką didėjančias palūkanų normas ir paskolų gavėjams. Ir kita vertus, daugiau yra ženklų, kad tai yra tendencija ir tai bus, bet norėčiau pasakyti, kad vėlgi tai toli gražu nėra. Dar tos prognozuojamos palūkanos dar nėra tokios aukštos, kokias mes jau esame matę prieš gerus 3 metų. Eduardai, analizuodami situaciją, kokio vartotojų elgesio, kokios elgsenos modelio jūs galite prognozuoti, kai pradės kilti, jau pradėjo kilti? Matot, aš manyčiau, kad jeigu vartotojai reaguos emociškai ir į tą pakelimą reaguos kaip kažkokį labai rimtą papildomą krūvį, tai aišku, tai gali turėti įtakos, tai gali išgąsdinti, dalį vartotojų susilaikyti nuo papildomų išlaidų, jie vėl gali daugiau kaupti, negu pagalvoti, kad skirti savo vartojimui. Tačiau realiai, jeigu mes žiūrime į dabartinę situaciją ir matome, kad tas palūkanos yra keliamos būtent bijant infliacijos visoje Europoje, mes žinom, kad ir Lietuvoje bus infliacija, viskas brangs, tai bandoma truputį slopinti atsigavimą. Ir didžiausia problema, su kuria susiduria Lietuvos visuomenė, kad nors mūsų eksportas auga, nors visi laukiame, kad kažkada atsigaus ir vidaus vartojimas, bet žmonės to kol kas nejaučia. O visas tas rizikas, kaip palūkanų kėlimas, jie pamato jau dabar. Tai vienintelė išvada, sakykime, kurią aš galėčiau padaryti, kad vis dėlto žmonės turi labai nuosaikiai reaguoti ir suvokti, kad šis pakėlimas nėra milžiniškas, nėra didelis ir kaip teisingai minėta, prieš 3 metus, tai yra prieš krizę, palūkanos buvo žymiai didesnis ir tos palūkanos Europoje sumažėjo tik dėl krizės, todėl kad ekonomiką reikėjo gelbėti. Yra natūralus procesas, kad išeinant iš krizės, tos palūkanos grįžta atgal. Bet mūsų, kaip Lietuvos, problema didžiausia, ar mūsų pajėgumai užsidirbti rinkoje sugrįž lygiai tokiu pačiu tempu. Jeigu metų bėgėje, 1,5 metų bėgėje mūsų darbo rinka atsigaus, jeigu atlyginimai kils 1, 2, 3, 4%, tai jeigu bus tas kilimas, tai pilnai kompensuos ir augančias palūkanas, ir galbūt infliaciją. Tačiau mes turime žiūrėti tas dvi pusės. Tai yra palūkanos plus infliacija ir kartu žiūrėti, ar mūsų pajamos auga. Ir tada pamatysime, ar mūsų šeimos, kaip sakant, gauna daugiau ar mažiau. Kągi, pajamų augimas, galima taip teikti, turbūt tiesiogiai nepriklauso nuo, labai smarkiai nepriklauso nuo žmogaus kažkokios reakcijos. Tai yra vis tiek, nedaugelis žmonių gali daryti įtaką savo atlyginimams. Kitas dalykas, kam jie gali daryti įtaką, tai yra savo būtent mokėjimams už paskolą. Yra, turbūt puikiai žinome, yra 2 rūšių palūkanos, yra fiksuotos ir kintamos. Pakilimai be abejo veikia tik tai kintamas palūkanas. Tai koks būtų dabar, kokios galimybės būtų kažką keisti, kažką galbūt fiksuoti, kažkaip sumažinti tą ilgo ir galbūt daugiau mažiau skausmingo kilimo riziką?
Aš galbūt pradėčiau nuo to, kad mes įsivaizduojame, kad jos yra dviejų rūšių, kaip sakėte, kintamos. Tai reiškia, kad palūkanų normą perskaičiuojame kas 3 mėnesius, kas 6 mėnesius arba kas 12 mėnesių ir toliau sakome, kad yra fiksuotos. O po to fiksuotos slepiasi, kad fiksavimo laikotarpis jis yra ilgesnis, jis gali būti 2 metai, 3 metai, 5 metai, bet labai retai, kada būna, kad užsifiksuoja palūkanas visam paskolos laikotarpiu, ten 15 ir 20 metų. Kita vertus, vėlgi, gaudyti vėją, bandyti, kaip čia padaryti, kad sumokėt mažiau tų palūkanų arba kažkaip tai išlošti, tai, sakyčiau, toks pastangos, galima sakyti, tuščios, nes fiksuotos palūkanos arba ilgesniam laikotarpiu fiksuotos palūkanos, jos veikia savotiškai kaip draudimas, apsidraudimas nuo to, kad ateityje tas ateityje per fiksavimo laikotarpį, per 2 ar per 5 metus atsitiks taip, kad reikės staiga mokėti daugiau, nes padidėjo palūkanos. Bet kaip ir kiekvienas apsidraudimas, jisai kainuoja. Ir jeigu mes šiandieną pažiūrėtume, jeigu žmogus šiandieną norėtų imti paskolą su kintamum, tai yra peržiūrimum kas 6 mėnesiai palūkanom, jo palūkanos už paskolą eurais būtų maždaug 3,6%. Jeigu tas pats žmogus sugalvotų pasirinkti, užsifiksuoti palūkanas ilgesniam laikotarpiu, tarkim 5 metams, jam būtų skaičiuojamos palūkanos nuo 5,1%. Ir tas skirtumas, kuris atsiranda, tai vėlgi, tada išeina taip, kad žmogus, kuris šiandieną pasirenka tas fiksuotas palūkanas, jis moka, maždaug, jeigu imtume 100 000 litų paskolą, maždaug 100 litų didesnės įmokas šiandien jau jisai jas moka. Kai tuo tarpu anas, kuris pasirinko kintamas, jis moka mažesnės įmokas. Ir tikėtina, statistiškai galima skaičiuoti, manyti, laukti, kad kažkada jos susilygins. Kažkada bus abidvi, ten sakykime, 5,1 ir galbūt kada nors tas, kuris šiandieną moka kintamas, mokės daugiau negu 5,1. Bet vėlgi, kaip sakau, tai yra galbūt. Ir jeigu žmogus nori nuo to galbūt apsidrausti, jis turi šiandien jau mokėti didesnės palūkanas. Kai tuo tarpu Lietuvoje visais laikais, kiek tik bebuvo, praktiškai santykio dabar nepasakysiu, bet visą laiką tų, kurie ėmė paskolą su kintama palūkanų norma, visada jų buvo daugiau, nes taip jau yra, kad žmogui svarbu, kiek aš mokėsiu šiandien. Kai tuo tarpu mes dabar, jeigu pažiūrėsim situaciją, atsuksim keletą metų atgal ir palyginsim, ar tie, kurie, tarkim, prieš 5 metus rinkosi fiksuotas palūkanas 5 metams, jie išlošė ar pralošė. Tai pamatysim, kad tie, kurie skolinosi litais ir pasirinko fiksuotas palūkanas, jie sumokėjo mažiau palūkanų, negu tie, kurie skolindamiesi litais rinkosi kintamas palūkanas. Kai tuo tarpu, jeigu mes kalbam apie skolinimąsi eurais, kas yra, spėju, gal kokie 3/4 ir net dar daugiau tos besiskolinančiųjų, tie, kurie buvo pasirinkę fiksuotas palūkanas, iš viso palūkanų sumokėjo daugiau negu tie, kurie buvo pasirinkę kintamas. Taip, kad ir šiandieną, sakykime, kažkaip išlošti, kažką apgauti, galbūt netinkamas žodis, bet pasinaudoti tą progą ir mokėti mažiau negu visi kiti, galima bandyti. Bet ar tai bus, tai, vėlgi, čia tikimybės jau kalba ir pasakyti šiandieną, tai kai aš sakau, tai, sakykime, receptas yra vienas. Jeigu žmogus nori būti tikras, kad tam tikrą laikotarpį jo palūkanos nesikeis, jisai turi rinktis fiksuotas palūkanas. Kada tai yra svarbu? Tai yra svarbu, kai įmoka su pajamom palyginus jinai yra didelė. Jis negalėtų pakelti to, jeigu palūkanos staiga padidėtų 2 procentiniais punktais, 3 procentiniais punktais arba dar daugiau. Kai tuo tarpu, jeigu mes turim žmogų, kuris paskolai moka, sakykime, nedidelę dalį savo pajamų, taip išeina, kad jis šiandieną gali leisti savo pataupyti. Kita vertus, jeigu mes kalbam apie tokius žmonės, dabar tokių yra mažiau, bet vis dėlto, kuris ketina paskolą atiduoti per 3 ateinančius metus. Tai kam jam fiksuoti 5 metams palūkanas? Taip kad, čia vėlgi, į fiksuotas palūkanas reikėtų žiūrėti kaip į apsidraudimo priemonę, už tą apsidraudimą mes šiandieną mokam. Kaip ir gyvybės draudimas. Eduardai, kokia jūsų nuomonė dėl būtent galimybės keisti palūkanų rūšį ir už tai mokėti? Realiai vis dėlto mes, kai žiūrime šitą situaciją ir vertiname, kaip kiekvienam žmogui reikia atskirai priiminėti kokius sprendimus, pagrindinis dalykas ir sutikčiau yra terminas, kuriam laikui tu skoliniesi. Kokią riziką tu ketini prisiimti. Ir realiai didžioji dalis žmonių tikriausiai dabar susiduria su ta problema, kad jie neskolinasi naujai paskolai, o refinansuoja dažniausiai senas paskolas. Ir tada pas jas būna ir psichologiniai barjerai, nes arba jos paskolos brangsta, arba kažkaip kitaip išsidėlioja. Ir realiai, kai mes kalbame apie praeitį, yra labai sunku ją vadovautis, nes kai buvo minima, kad fiksuotos paskolos litais buvo, sakykime, naudingesnis negu kad nefiksuotos, nes atsiminkime, kas įvyko. Lietuva buvo krizėje
ir pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, Lietuvos valiuta litu buvo nukritęs ir iš karto šalies rizika išaugo. Ir realiai, kada buvo mokama už paskolas nefiksuotas, taip, tai buvo mokama papildoma kaina už riziką. Tuo tarpu euro rizikos nebuvo. Ir mes kai kalbėjome apie tai, kad būtų buvę idealu, jeigu Lietuva būtų įsivedusi eurą prieš krizę, tai mes turėjome minėti tai, kad beveik visos paskolos tada būtų tarsi perėjusios į eurus ir tada nebebūtų valiutos rizikos. Ir tada mūsų visų paskolos būtų praškai identiškai keliavusios, sakykime, tais laipteliais. Ir kai kalbame apie, vėl grįžtame prie paskolų, tai aš sakyčiau, turėtų žmonės vėlgi labai aiškiai vertinti, kad paskolų kaina, ypač jeigu mes, sakykime, nefiksuotas paskolas, susijusi labai su rinkos atsigavimu. Jeigu ekonomika sparčiai atsigaudinės Europos, tai paskolos toliau Centrinis bankas brangins. Tačiau mes turime matyti kitą jėgą, kuri veikia. Jeigu pasitikėjimas Lietuvos rinka didės, tai tada bankai mažins savo maržą. Jeigu Lietuvos bankiniai rinkoje atsiras didesnė konkurencija, tai yra konkurencija atsiras tik tada, jeigu ir bankai patikės, kad Lietuvoje kažkas atsigauna. Jie tada pradės konkuruoti dėl šios atsigaunančios rinkos. Jeigu jie pradės konkuruoti dėl atsigaunančios rinkos, mes turėsime kitą spaudimą. Vienas spaudimas bus Centrinio banko branginimas palūkanų tam, kad ataušinti rinką. Kitas spaudimas bus, tai yra maržos mažėjimas iš pačių bankų pusės siekiant užimti rinką. Gerai, dabar kalbant vėlgi apie kintamų ir fiksuotų palūkanų santykį. Sakykime, yra paskola su 2 procentais, jeigu kintamom palūkanom. Dabar aš ateinu į banką, nes mane neramina šitą tendenciją, ar ne, mano paskola yra ilgalaikė, aš jos neplanuoju gražinti, aš manau, kad tai turbūt daugumos žmonių tokia yra situacija. Ir aš sakau, žinot, aš norėčiau užsifiksuoti savo palūkanas, kol jos, taip bankas man pakels maržą iki kokių, nežinau, iki 4 procentų tikrai pakels. Taip gan ryškiai. Kitaip sakant, iš karto pasakys, tu nesiblaškyk, sparnų nekelk, kaip yra, taip ir bus. Eduardai, ar jūs matot, yra dar kažkokių tai variantų, kaip gali vartotojas užimti kažkokią tai poziciją, kad bankas būtų lankstesnis jo? Realiai galima bandyti, kai buvo krizės metu, tai buvo propaguotojas kovingo bendravimo su bankais, tai yra bandymo juos ir moralizuoti ir įtikinėti, kad spausti klientų negalima krizės metu, negalima jų, sakykime, sąskaitą spręsti savo taip pat finansinių problemų. Tačiau dabar turime pripažinti, krizė baigėsi ir vis dėlto reikia atstatinėti santykius ir reikia su banku bandyti ieškoti kontaktų kaip su partneriu. Ir aš galvoju, tiesioginės dėrybos su savo banko vadybininku, bandymas išsiaiškinti galimybių, bandymas kažkokiu tai ieškoti, sakykime, konsensuso yra teisingiausias būdas. Ir aš manau, šioje situacijoje, kai atsigaudinės rinka, vis dėlto aš tikiu, ne šiemet, tai kitais metais prasidės aktyvesnė kova dėl klientų. Aš tikiu, kad po truputį atsigavimas paskatins bankininkus vėl su pinigais sugrįžti. Ir tada, aišku, būtų idealu, jeigu atsirastų dar koks nors vienas bankas, kuris agresyviai norėtų užkariauti rinką. Deja, tikėtina, kad tarp tų pačių bankų teks, sakykime, dalintis. Aš tada tikiu, kad žmogus galės nusidėrėti maksimaliai. Tačiau mes turime žiūrėti į realybę ir suprasti, kad bankai negali skolinti pigiau, reiškia, negu už tam tikrą savikainą. Nes atsiminkime bendrą, vėlgi, žmonės turi atsiminti bendrą situaciją, kurioje mes buvome. Kai bankai skolinosi krizės metu, nes bankai iš dangaus pinigų negauna, negali vien skolinti motininių bankų pinigus. Bankai taip pat skolinosi iš kur pinigus? Iš rinkos. Atsiminkime, po kiek indėlius priiminėjo metams, 2, tai indėliai buvo po 8 procentus. Tiesiog bankas paskolina po 8 procentus, tai po kiek jis turi skolinti? Po 9. Bankai po kiek skolina? Dabar skolina po 4, po 5. Tai yra, realiai, jeigu žiūrėti vien tik tai pagal šios pinigus, kiek jie iš vidaus rinkos pritraukdavo, tai jiems, aš manau, balansas sunkiai sueina. Aš galvoju, tik iš to, kad jie turi savo kapitalo, turi pritrauktų lėšų, jie gali skolinti pigiau.